lyderių. Ir kaip matome, Budrimonystė galbūt per mažą hipodromą, galbūt tokį nepadarė. Galbūt ateities planuose po rekonstrukcijos hipodromo galima bus statyti 10 gyvulių žiūrovų, būtent po stogu. Na ir kągi, Sakalas priekyje, antroje pozicijoje Undinėlė, trečioje Arūnė Augustinų. Ir šis trejetukas kol kas laikosi. Ketvirtoje pozicijoje Valis, tačiau kova jau ketvirtosios pozicijos vyksta ir matome, iš trečiosios pozicijos Arūnė Augustinų iššoka į antrąją poziciją. Ir bando pakovoti su Sakalu, tačiau Sakalas yra, kaip matome, iš karto jausdamas kvėpavimą į nugarą, iš karto pats į savęs jau dadeda impulsyvumo, taip kad su Sakalu sudėtinga kovoti. Puikus žirgas, ateityje tikrai, jeigu, kaip sakoma, didės sėkmė šį žirgą, negaus kažkokių ypatingų traumų, galime turėti puikų Lietuvoje užaugintą žirgą. Ir kontroliuojama situacija, kaip matome, atiduoda visą save, puikiai reaguoja jūsų aplodismentus, Sakalas, suprasdamas, kad tai yra plojama dėl jo. Dar visas ratas tam, kad galėtume įsiaiškinti, kas šioje rungtyje stipriausias. Na ir situacija tokia. Sakalas kontroliuoja būtent įvykius hipodromo take, kol kas pirmoji pozicija, o dėl antrosios vietos kovoja Arūnė Augustinų ir Undinėlė Ola. Arūnė kol kas antroje pozicijoje, Undinėlė trečioje. Ir Sakalas visiškai puikiai jaučiasi, tiesioje dar dadeda tam, kad neįvyktų tai, kas atimtų galimybę nugalėti šioje rungtyje. Tačiau Arūnė Augustinų rodo tvirtą charakterį, visiškai nenusileisdama. Tačiau viražas jau rodo, kad Arūnė truputėlį, kaip sako, sėda. Ir dar vienas bandymas, viraže, susitvarkyti su Sakalu. Bet matome finišą. Finišas įdomus. Pritrūko galbūt iki stebuklo visiškai nedaug.